Nu va, kągi, va mūsų susirinkimas, jo šeimos, ne šeimos kaip čia namų bažnyčia, jo. Susirinkimas namie, skirtingose vietose ir kaip raštas mus mokina, jo, tuo aš atrasiu tą rašto vietą nuostabią, kur parašyta 1 Korintiečiams 14:26. Tad kaip bus, broliai, reiškia, Paulius užduoda tą klausimą, kai susirenkate, kiekvienas turi giesmę, ar pamokymą, ar kalbą, ar apreiškimą, ar aiškinimą, tegul viskas tarnauja ugdymui. Taigi, viskas iš tikrųjų daug paprasčiau, negu mes įsivaizduojam. Mes susirinkom Jėzaus vardu, mes susirinkom, kad šlovinti mūsų Dievą, kad augti jo pažinime ir viskas vėlgi labai paprasta. Mes pagarbiai dalinamės tuo, arba, kaip čia parašyta, arba giesmę, jo, šiais laikais nebūtinai būti giesmininku, kad turėti gerą playlistą telefonė šlovinimo, jo, jį paleisti jo ir pašlovinti visiems kartu. Mes visi, ačiū Dievui, gauname apreiškimus ir dalinamės jais. Kažkas turi kalbą, kažkas turi pamokymą. Tai va taip ir vyksta. Ačiū Dievui. Va šiandien, Edita sakė, pasidalins su mumis nuostabiu žodžiu. Tai prašau, Edita. Jo, labą dieną. Ačiū už tą galimybę pasidalinti Dievo žodžių, mintim, kur kartu su viešpačiu man atėjo. Iš esmės, dar vakar vakare dar nežinau, kokią čia temą pakelt, bet jau ryte žinojau. Jo, čia yra tokia vieta, Mato Evangelijos 16 skyrius nuo 13 eilutės. Dabar perskaitysiu ją ir tada tęsiu tą mintį. Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkės, Jėzus paklausė mokinius, ko žmonės laiko žmogaus sūnų? Jie atsakė, vieni Jonu Krikštytoju, kiti Elijų, kiti Iremiju ar dar kuriuo iš pranašų. Jis vėl paklausė, o ko jūs mane laikote? Tada Simonas Petras atsakė, tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Ir man iškilo tokia mintis ir iš esmės labai daug, tas klausimas iki šiol, ta prasme, kad ta mintis pagal šitą klausimą, o ko jūs mane laikote, Jėzus klausė. Ir aš dabar galvoju, kodėl tas klausimas buvo užduotas, kai mūsų viešpats buvo žemėje kaip žmogus, Jis tikrai bendravo daug su žmonėms, žmonėmis jisai darė stebuklus, jisai atsakydavo į poreikius, jisai matė pabaigą iš pradžių, jisai žinojo apie žmogų viską. Ir aišku, kai tu kaip žmogus ateini su savo poreikiu, kai tu ateini kaip ligotas su liga, ligonis, reiškia, tu gauni iš jo išgydymą, ne? Ten, kur tau nepritiklius, staiga ten atsiranda krūva žuvų, ne, kaip Petras. Kai buvo atsakyti poreikiai. Ir tose poreikiuose kiekvienas žmogus pagal savo širdį, manau, turėjo kažkokį įsivaizdavimą apie Jėzų kaip žmogų. Ir daug kas galvojo, kad jisai atėjo į šitą žemę, Mesijas, kuris bus karaliumi šitos karalystės čia žemiškose. Ne? Ir buvo irgi lūkesčiai, žmonių lūkesčiai. Ir dabar, man atrodo, ir taip yra, kad žmonės irgi ir dabar turi tą patį lūkestį iš Jėzaus. Ir kodėl yra tiek daug religijų, kur pripažįsta Jėzų, bet sako, kad Jėzus yra pranašas arba tiesiog žmogus, arba apskritai apgavikas, ne? Ir nuo to, ir aš pamačiau vieną dalyką, nuo to, kas jis tau yra, kaip tu pats atsakysi į šitą klausimą, ko tu mane laikai. Jeigu Jėzus dabar paklaustų, ko tu mane laikai, priklauso iš esmės ir santykis su Dievu, ir santykis su aplinkiniais. Ir jeigu aš dabar atsakau į tą klausimą, sakau, Jėzau, tu esi mano viešpats, tai nuo to iškart seka, kaip tas... kaip yra, kai jis mano viešpats, Jėzus yra mano viešpats, tai keičiasi visas mano gyvenimas, dėl to, kad aš žiūriu į jį kaip savo viešpatį, aš skaitau raštą kaip
knygą, kuri parašyta Dievo man. Tai aš skaitau ir randu ten atsakymus, kaip man gyventi toliau, kaip man elgtis su savim, kaip elgtis su aplinkiniais, kaip man elgtis su savo gyvenimu, kur duotas man viešpaties. Ne? Tai iškart viskas sustoja į tas savo vietas pagal tą atsakymą. Bet jeigu žmogus galvoja, kad jisai tiesiog čia buvo žemėj, jisai buvo žmogus, bet jis buvo pranašas. Kai kurios religijos taip kalba. Tai iškart žmogus negyvens tą gyvenimą, koks yra aprašytas rašte. Žmogus nepajėgs ir neturės to santykio su Dievu dėl to, kad jis nepripažino Jėzų kaip viešpatį. Jis mašinaliai negalės suprasti tų dvasinių tiesų, kur parašyti žodį. Ir netgi nelaikys žodį kaip tą autoritetą. Jeigu ne viešpas kalba, tai koks skirtumas kažkoks? Taip, tada išeina, kad raštas, aš paskaičiau, jo čia žmonės parašė apie Dievą, ar aš toliau eisiu, skaitysiu dar kitas knygas, gal kažkas kažkaip geriau kitaip parašė, arba taip, kaip man tinka. Ir tas santykis, reiškia, tas pirmas klausimas, kuris turi kilti pa žmogų, dėl to, kad nuo to priklauso tavo gyvenimas, nuo to priklauso tavo santykiai su kitais žmonėmis, nuo to priklauso tavo santykis į save ir santykis į gyvenimą apskritai. Ir labai daug yra vietų, kur ir rašte mes skaitom, kad labai daug rašte žmonių, kurie elgėsi pasirinkdavo tam tikrą elgesį pagal tai, kaip jie žiūrėjo į Jėzų. Tie, kurie, pavyzdžiui, labai daug, labai populiari ta vieta, kur moteris sirgo 12 metų kraujospūdžių. Ir vien dėl to, kad jinai suprato, ar buvo jai apreikšta, kad jinai tik tai prisilies prie Jėzaus drabužio ir išgys, tai jinai suprato, kad tai yra atgamtiška, kad tai nėra paprastas žmogus, kad tai nėra pranašas, ar tai nėra tikrai tik tai žmogus. Ne? Tai jinai pagal savo tą tikėjimą, pagal savo santykį į Jėzų, jinai gavo atsakymą, jinai gavo, rezultatą savo gyvenime. Ne? Ir jeigu skaitysim, ta prasme, visas raštas kalba, jeigu mes imsim būtent tą temą, kiek Jėzus viešpats turi vardų, kiekvienas mes turim santykį į savo viešpatį ir jeigu imti, pavyzdžiui, religijos klausimą, tai kai aš ateinu, pavyzdžiui, prie kažkokios bažnyčios, o dabar, kai mes buvom Ispanijoje, tai labai gražios bažnyčios, labai įspūdingos ir viduje, labai gražiai ir jie turi tokius mėlynus, gražius kupolus, kai saulė šviečia. Ir mes buvom prie tokių bažnyčių ir matėm ten tai vestuvės, tai atvažiuoja laidotuvės, tai taip paeiliui. Ir man toksai, kai jau ir matau, visur viešpats yra nukryžiuotas. Ir taip, tai yra faktas, jisai buvo nukryžiuotas, bet kaip yra svarbu skelbti Jėzų gyvą, kada mes žinom, kad mano viešpats yra gyvas, kad jisai tas, kuris nugalėjo mirti, tai man jie kyla džiaugsmas. Bet kai aš ateinu ir žiūriu į kryžių, kas man jie kyla, taip, aš žinau, kad mano viešpats kabėjo ten, aš žinau, kad jis ten buvo, bet man jie kyla liūdesys. Man liūdna, aš tada stoviu toje bažnyčioje, man norisi ir žiūriu į kryžių, man norisi verkti dėl to, kad kaip žmogui man tampa liūdna. Ir aš tada galvoju, daug žmonių žinau, kad sako, kad, pavyzdžiui, mano viešpats kentėjo ir aš turiu kentėti. Tai yra santykis į Dievą, santykis į tai, ko tu mane laikai, kaip viešpats klausė. Ne? Tai jeigu aš tave laikau visada nukryžiuotų, man tu dar iki šiol kabi ant kryžiaus, tai reiškia, tai tada aš neturėsiu tų pergalių, apie kuriuos tu man kalbi, reiškia, savo žodį. Kaip yra svarbu pamatyti tą, reiškia, ką viešpats mums nori
atnešti, kaip yra svarbu pamatyti visą jo kelią. Nuo gimimo, netgi nuo to, kai Dievas kalbėjo per pranašus apie jį, ne? Ir iki to momentų, kai tu jį priimi į širdį. Tai yra labai svarbu dėl to, kad nuo to priklauso ir tavo gyvenimas, bet ne tik tavo, priklauso gyvenimas ir tavo aplinkinių žmonių, ta prasme tie, kurie šeima, tavo draugai, tavo, palikonis, dėl to, kad tu sėji tą sėklą, ar tu sėji gyvo Dievo sėklą, ar tu, kalbi apie Dievą, kuris mirė ant kryžiaus ir kuris kentėjo ir tu turi kentėti. Aš gyvenime perėjau ir tą etapą ir matau labai didelį skirtumą, dėl to, kad kada mano Viešpats kaba ant kryžiaus, man liūdna ir aš galvoju tik tai apie jo žaizdas ir apie tai, kaip jam kaip žmogui buvo skaudu. Tai yra tas žmogiškas gailestingumas ir mes netgi gali kilti tas toksai nepasipriešinimas, to toksai pyktis, kad kaip tie žmonės galėjo jį nukryžiuoti, kokie jie buvo žiaurūs. Ir netgi kyla tas pyktis ant žydų, kad čia žydų tauta jį nukryžiavo. Bet iš esmės, tai yra istorija, bet jeigu Viešpats nenorėtų, jį nenukryžiuotų. Tai buvo, jis tai padarė savo valia, dėl to, kad jisai matė tikslą, jisai žinojo, ką jisai daro, jis pamilo mus, jisai, tai darė savo valia tam, kad mes būtume išgelbėti, tam, kad mes gyventume tą gyvenimą pilną džiaugsmo, meilės, pergalės ir jis džiaugiasi, kada mes tai priimam, kada mes priimam tą, ką jis padarė ant kryžiaus, bet ir tą, dėl ko jis padarė ant kryžiaus. Tada keičiasi ir mano pozicija, tada kai aš atsakau savo, kas tu esi, arba kai Viešpats klausia, ko tu mane laikai ir aš sakau, tu esi mano Viešpats, tu esi mano tas, kurį aš myliu, tas, kuris vienintelis, tu esi vienintelis mano, kurį aš klausysiu, kurį aš mylėsiu, kurį aš gerbsiu ir visą gyvenimą tas troškimas išliks pažinti jį, koks jis yra, dėl to, kad rašte yra gal daugiau nei 150 pavadinimų, būtent kas yra Jėzus, kas jis yra, koks jis yra. Ir kai mes kiekvieną kartą, kai tu nagrinėjai tą jo vardą, tu supranti, kad ten yra tik gėris, tik meilė, ir jis nori mums gero. Ne visada tai būna malonu, ne visada tai būna lengva, bet jisai nori mums gero. Nori, kad mes gyventume jame ir jo pergalėje. Ir pavyzdžiui, yra irgi rašto vietos, paskaitysiu, kurią Mato 12 skyrius 18 eilutė, 21, ten nuo 18 iki 21, bet būtent ta 21 yra ir jo vardų pagonis pasitikės, kad pagonis buvo Jėzus norėjo, kad ir pagonis įtikėtų jo vardu, ne? Pavyzdžiui, apreiškimo laiškas, apreiškimo knyga 1 skyrius 8 eilutė. Jis alfa ir omega, jis pradžia ir pabaiga. Jono 10, 11, 14. Gerasis ganytojas. Jisai tas, kuris gano, jisai niekada nepalieka, jisai visada šalia. Izaijo 9:6. Nes kūdikis mums gimė, sūnus yra mums duotas. Ir valdžia bus ant jo peties, ir jis bus vadinamas vardu nuostabus patarėjas, galingasis Dievas, amžinasis tėvas, taikos kunigaikštis. Tai kiekvienas jo vardas, jis atneša man kažkokią žinią apie jį. Ir ta žinia, jinai statydina mano gyvenimą, statydina mano santykius su juo, statydina mano santykius su aplinkinius. Jeigu aš skaitau, kad atleiskite ir jums bus atleista, tai reiškia, jeigu aš atleidžiu,
kitam, tai ta prasme žinau, kad man viešpats atleido, tai jo yra savybė, jo yra charakteris, tai man daug lengviau atleisti kitam, dėl to, kad aš matau, koks mano viešpats. Ir man tada lengva, jis žinau, kad jeigu man neišeis vieną kartą, pirmą kartą, antrą kartą, bet aš žinau, kad jisai man padės, jisai mane mokina, jisai suinteresuotas, kad aš taip daryčiau, ne? Jeigu jisai galingasis Dievas, tai reiškia, jeigu tas, kas man neišeina, aš žinau, kad jisai galingas, jisai man duos tų jėgų ir aš su juo praeisiu. Jeigu amžinasis tėvas, tai man nereikia abejoti, kad jisai šiandien tėvas, rytoj ne. Ta prasme, jeigu jisai jau tėvas, tai jisai tėvas ne tik man, tėvas mano vaikams ir proanūkams. Tai kokia tai yra stipri žinia, kaip tai guodžia ir taikos kunigaikštis. Tai čia apskritai daug galima kalbėti apie taiką ar pasaulį, arba taiką, kad tarp manęs ir Dievo nėra kliūties, jis taikoja su manim. Aš einu pas viešpatį prie jo sosto, negalvojant apie tai, ką aš padariau, ko nepadariau. Ta prasme, nuodėmė nestovi mano kelyje, jinai yra jau nugalėta. Nuodėmė tai yra tas dalykas, kuris jau netrukdo. Jinai mane gali atakuoti, jinai gali prie manęs prikibti, galima sakyti, arba trukdyti kažkame, bet ne kelyje pas Dievą. Tai yra galinga žinia gyvenime su Dievu. Ir pavyzdžiui, Izaijo 43:11. Aš esu viešpats ir be manęs nėra gelbėtojo. Jis mano viešpats ir be jo nėra gelbėtojo, tai man nereikia galvoti, man atpuola daug lišnų kažkokių pastangų, mąstymų, o gal čia ne jisai, o gal čia dar kažkas yra, o čiagi tiek daug religijų, o gal man ten kreiptis, o gal man ten paskaityti. Tai aš suprantu, kad man jau to nereikia daryti, dėl to, kad jis taip pasakė, kad be manęs nėra gelbėtojo. Ir aš, pavyzdžiui, galvoju, kodėl taip sunkiai kai kuriom tautom arba kitų religijų, reiškia, žmonėms įtikėti į Jėzų. Kodėl jie, taip tu gali kalbėti apie Dievą ir labai daug kas tiki Dievu. Pavyzdžiui, tarp musulmonų aš tikrai labai daug kalbėjau matosi, kad žmogus myli Dievą, taip kaip jis jį pažįsta, bet kai tu kalbėjai apie Jėzų, jisai sako, kad jis yra pranašas. Ir tu matai, kad, žmogus savo pastangom, tose religijose dažniausiai būna taip, kad žmogus savo pastangom turi įtikti Dievui. Ir man taip pagailo tų žmonių, dėl to, kad aš mačiau tikrai to gražios širdis. Ir dažniausiai tie žmonės, jie labai sąžiningi, jie nori elgtis labai gražiai su kitais žmonėmis, jie stengiasi būti dorais savo pastangom. Ir kai klausi, tai koks yra tikslas, reiškia, savo tikėjimo, tai reiškia būti, ko galbūt Dievas mane pasigailės ir paims pas save į dangų po mirties, kad aš būsiu geras, kad darysiu daug gerų darbų. Ir aš sakau, kaip man jūsų gaila, dėl to, kad savo pastangom tai padaryti, tai neįmanoma. Tai neįmanoma su ta prigimtim, kur žmogus gimsta į šį pasaulį. Ir tada aš pamačiau visai kitaip, iš kitos pusės, kaip Jėzus į jo žiūri. Tai reiškia, jisai mirė už kiekvieną žmogų ir kai žmogus apakintas, reiškia, melo ir jam tiesa neprieinama kažkokiu būdu tuo metu, aš tikiu, kad vis tiek ateis laikas, kad daugelis įtikės Jėzumi. Tai yra varganas gyvenimas. Dėl to, kad tu atakuojamas melo, tu atakuojamas tamsos ir tu kovoji pats vienas. Viešpats, tu nepakvieti į savo gyvenimą. Ir kokia yra didelė privilegija, kada mes jame, o jis mumise, kad mes kovojam ne patys, kad mes einam kartu. Ir tai po kol tu to nepatirsi ir to džiaugsmo neturėsi, tai labai galbūt ir sunku suprasti žmogų, kad tai yra tiesa. Ir
ko jūs mane laikote, sako. Ir Petras atsakė, tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Ir ten buvo toliau parašyta, kad dvasia apreiškė, ne? Jam dvasia apreiškė. Ir retkarčiais irgi kyla toks klausimas, nu tai jeigu Petrui apreiškė, kodėl neapreiškė kitiems? Nu atrodo, tai dabar kaip dvasia pasirenka. Bet turiu tokį pavyzdį, kai būna jau žmogus prie mirties ir tu atrodo ateini jau paskutinės dienas ir tu kalbėjai apie Dievą, sakai, kad Viešpats tave myli. Ir žmogus sako ne. Ir aš supratau, kad tu gali labai gražiai paaiškinti ir pasidalinti savo patirtim. Bet kažkodėl žmogus sako ne. Ir aš klausiu, sakau, Dieve, kodėl, nu aš kažkaip netaip pasakiau, bet aš paskutinis žmogus, kuris būna kalbų žmogui apie Dievą ir jis nepriėmė. O Viešpats tokį atsakymą gavau, kad tu ne pirma, tu paskutinė, kurį jam kalbėjai. Bet prieš mane buvo daug. Ir žmogus užkietina širdį. Jis pasirenka nuodėmę, jis pasirenka kažkokį gal patogumą arba kažkokį melą pasirenka ir tuo tiki. Ir aišku, tame jau, tai ne šventosios dvasios darbas, tai jau paties žmogaus pasirinkimas. Ir kaip ten nebebūtų liūdna, bet žmogus, kaip ir šito rašto vietoje, kad labai daugelis apie Jėzų kalbėjo tais laikais, kada jisai buvo žemėje, kada kalbėjo su žmonėmis ir jį net pažino, kad jis yra Mesijas. Tai ta labai žinoma rašto vieta, Izaijo 53:3, jis yra paniekintas ir žmonių atmestas, skausmų vyras, sielvartą pažinęs, mes tarsi slepiame nuo jo savo veidus, jis buvo paniekintas ir mes jo nevertiname. Ir šitą rašto vietą irgi labai daug kalba apie tai, kad jisai patiria kaip žmogus ir sielvartą, ir paniekinimą, ir atmetimą, ir skausmą. Ir kai būna žmonės kalba, kad jis mus nesupras, jis nesupras, kur Dievas, o kur aš. Kad tai yra irgi melas, kad Jėzus nesupranta, jis viską patyrė tą patį, ką ir čia žmogus patyrė. Ir jisai kaip tik tai jisai ir gali paguosti, tik tai jisai ir gali priimti, ir tik tai jisai gali suprasti ir duoti atsakymą, ir duoti tą patį tinkamiausią toj situacijoje sprendimą. Ir tai yra... Tai mes negalim išdėsti, tai mes negalim nupiešti arba parodyti kažkokį grafinį vaizdą, bet tai žmogus turi pasakyti taip, tai turi žmogus pats nuspręsti, kad taip Viešpatie, aš noriu bendravimą su tavim ir tada tu patirsi. Tada ateisi į jo glėbį, tu pamatysi, tu suprasi, kad tai yra Viešpats, kad tai yra gyva, kad jisai myli tave. Tai buvo jo ir kas liečia, jeigu toliau tęsti būtent apie santykius, jeigu kalbėti, kad kaip aš pradėjau, kad kodėl keičiasi gyvenimas, todėl kad kada mes bendraujam su Viešpačiu, jisai mums parodo, jisai mums ir parodo pasirinkimus, ta prasme, jisai mūsų ir mokytojas, jeigu aš kreipiuosi dėl santykių su savo artimuoju, pavyzdžiui, netgi paimti ir savo vyrą ir jeigu man kažkas nepatinka jame ir aš žinau, kad aš jo nepakeisiu, pavyzdžiui, ne, tai kai aš kreipiuosi į Jėzų, tai aš žinau irgi, kad jis jį myli. Jis jį myli daugiau nei mane, o nei aš daugiau nei mane. Ta prasme, taip pat kaip mane, bet daugiau nei aš jį myliu. Ir tada mano santykis pasikeičia. Mano santykis pasikeičia kitą žmogų dėl to, kad jisai tampa, ta prasme, aš matau tą vertę per Jėzaus auką. Aš matau gyvybės vertę. Ne viena religija nekalba apie žmogaus vertę. Kiekviena religija kalba tik tai apie tai, kad ką tu turi daryti ir tu esi niekas, tu esi tas nusidėjėlis, tu apskritai nieko nevertas. Bet Viešpatie mes turim vertę. Ir tada mes žiūrim kitą žmogų irgi per
kaip viešpats žiūri, mes turim vertėjame ir tada keičiasi, ir tada matai, kad keičiasi tavo gyvenimas dėl to, kad keičiasi tavo širdies nuostata. Linkiu visiems pažinti Dievo meilę, linkiu visiems pažinti viešpatį, mūsų gelbėtoją, ir pas jį yra 150 vardų, tai turit ką veikti. Amen, super, ačiū. Gal kas nors norit pridėti dar ką nors? Kas nors pridėti prie šitos temos? Kas tau yra? Kom tu mane laikai? Jo? Gera labai mintis, jo. Aš irgi kaip tai galvoju, gal šiais laikais mums tas... Mes tiesiog visai neseniai proto atnaujinimo studijose irgi nagrinėjom tą klausimą. Ir irgi, viešpats, viešpats. Tai sakau, ką tai reiškia viešpats? Ir daug kas parašė, kad tai yra religinis titulas. Ta prasme, arba kreipinys. Mes pamirštam, kad tai reiškia šeimininkas, viešpats. Tai yra tas, kuris man vadovauja, tas, kuris man svarbiausias, tas, nuo kurio labai daug priklauso mano gyvenime. Tai šiais laikais galim būtų pasakyti mano prezidentas galbūt, arba mano direktorius, jeigu aš dirbu ir aš esu pavaldinys, Tai kada mes atiek pripratom prie tos religinės kalbos, kad Jėzus viešpats, mes net negalvojam, kas tas viešpats. O jeigu jau direktorius tau atėjo ir kažką pasakė, kad tau reikia padaryti ten, pavyzdžiui, kokią nors ten ataskaitą, arba kokį ten paruošti, nežinau, priklausomai koks tavo darbas. Jeigu tu to nepadarysi, kas bus? Arba tu gausi baudą, arba iš vis tame darbe nebūsi. Ir mums tai yra šventa. Viskas direktorius pasakė, viskas, aš bėgu darau. O čia mes sakom, Jėzau, tu esi viešpats, o po to Jėzus pasakė, Jėzus pasakė, bet aš manau kitaip. Arba reikia kažką kitaip pakeisti. Ir ačiū Dievui, kad Dievas mūsų nebaudžia, jisai mus myli ir toliau mokina, bet tai nesuveikia mūsų gyvenime. Jeigu aš jo receptą prikišu ten savo komponentų, tai dažniausiai gaunasi visiškai kitas rezultatas, negu aš tikėjausi, negu parašyta Dievo žodį. Tai super, ačiū, labai, labai fainas žodis jo, kas tau yra viešpats, kaip už ką tu mane laikai. Tai yra aktualu visiems, visada ir bus aktualu visada. Aplamai apie tai galvojant, kiek viešpats neša, būtent Jėzus, kiek jisai neša pasmerkimo, kiek visokių neigiamų frazių, kiek visokio negatyvo apie Jėzų. Man netgi kažkada išmetė pornografinį filmą apie Jėzų. Ta prasme, iki ko žmonės daeina, tame paniekinime, čia aišku dvasios, čia aišku dvasių veikimas, niekinti tą vardą, bet Jėzus visą tai panešė. Jis visą panešė, visą tą nesąmonę, kurią galbūt mes kalbėjom, arba galvojom, arba ten dar kažkaip darėm. Jis panešė visą tą mūsų šlamštą, kad mus išgelbė, kad mus ištraukė iš to. Ir daugeliu žmonių, kiek aš žinau, irgi Jėzaus vardas atrodo, čia kažkas tokio visiškai nereikšmingo, neįdomaus. Bet tėvas pasakė, kad kiekvienas kelias priklaups prieš tą vardą, kad Jėzaus vardas iškeltas virš visų vardų. Įsivaizduokit. Nežinau, man šiurpulys eina. Virš visų vardų. Nėra vardo aukštesnio negu Jėzus. Aleliuja, tai yra aukščiausias vardas. Ir jis taip nusižemino, kad dabar kiekvienas pats menkiausias žmogus šiai dienai gali žeminti jo vardą, bet jis vis vien bus iškeltas virš visų. Jis jau yra iškeltas, bet dar ne visi tai supranta. Bet anksčiau ir vėliau visi tai supras. Aleliuja, šlovė Dievui.